Tai labas iš mano naujo vlogo. Aš įkelsiu savo Lietuvos kelionę, kuri buvo ką tik. Buvau 2,5 savaitės Lietuvoje, filmavau ne viską, bet pasilikit, kam įdomu, parodysiu, ką veikiau, ką dariau. Galbūt pakomentuosiu iš montavimo perspektyvos kažkiek. Tai labai malonu, kad įsijungėt ir nepamiršot manęs. Mano mokamai platformai yra nemažai mano update'ų, kaip man sekasi. Aš tas, kas biškai asmeniškiau pasakoju tenai, tai kam įdomu tikrai užsiprenumeruokite. Aš irgi kėliau dabar nemažai apie tai, apie manifestacijas, kaip aš vykdau savo norus, kaip bandau juos išpildyti ir manau pavyksta. Tai čia tokia savireklama šiek tiek. O kam tai nėra aktualu, tai pasilikit šitam vlogę, įkelsiu, parodysiu, ką veikiau Lietuvoje, ką pirkau Lietuvoje, čia šitas daug kam įdomu, kaip nuotaikos, kaip viskas ir tiesiog ačiū, kad žiūrit ir kad vis dar įsijungiat ir nepamirštat manęs, nes aš užsikasusi darbuose, kelionėse savo gyvenime ir tikrai labai trūksta laiko tokiam dalykam, nes kai turiu laiko, tai turiu daryti kitus dalykus. Tai vau, koks paaiškinimas, Indrė, vau. Gerai, šokam į vlogą. Čia yra biškai saldumynų, tiek lauktuvinių, tiek man. Ir saldainių, nu, čia tiek būtų. Nu, nėra labai daug. Nėra labai daug. Šitie jokingiausia, kad iš kelto paimtų praeitais metais ir dabar jie sugrįš į keltą. Nes aš jų neišgeriu per metus, man susiu išgert vienai. Tai va, tai čia mano batai ir visokios, nu, aišku, aš dargi, kai nuvažiuoju viešbučius, tai ir dulkes valau, tai reikia pasamti. Čia bandau aš sukompaktuoti viską. Jo, davai viskas iškrentam. Nu, va, kaip ir tilpame veik. Taip ten durų negalima atidaryti ir paltai prisegti su saugos dažais, kad neišsilakstytų. Tai kaip ir gerai. Nu, aišku, dar bus pagalbės, dar bus pora knygų, dar bus mano rankinukas ir dar kitas rankinukas. Tai nieko, čia jau viskas labai gerai gaunasi. Tačiau čia dar galima viršaus, kaip mano mama pasakytų, užtapeliuoti. Tai va. Nu va, biški dar šmutkinau jau, labai retai jau beperku, bet biški nusipirkau. Tokį rankinuką, nežinau, neatsimenu, kada paskutinį rankinukus aš vis pirkau. Nu, čia labai mano stiliaus, tada gyvatinius marškinukus, irgi labai mano stiliaus. Čia yra pižama, medvilninė, labai tokios malonios medžiagos, tai viršutinė ir apatinė dalis. Tada čia dar apatiniai, maikės tokios irgi miegojimui. Čia rytoj kelionė jau susidėjau drabužius, lagaminas jau beveik sudėtas. Ir čia nauji dalykai tiek namam, tiek į kelionę. Čia jau man baigėsi šitas prausiklis CeraVe. Labai jis man patinka. Akių lašų reikia į kelionę. Čia pėdų nagus. Aš pedikiūro nelabai darausi profesionaliai, nes man labai kutena kojas, aš negaliu. Tai čia yra šitas toks lakas. Viršutinis lakas ir džiovinimo dalykas. Čia negalėjau atsilaikyti helovyniniai stikeriai. Čia į kelionę, kad nereikėtų pieno, pirkti didelio pakelio Lietuvoje, tai pasėmiau. Aš šiaip dar visko nenufilmavau, ką aš prisipirkau, viskas mašinai, parodysiu eigoj, į kavą. Gal mėginuką, Douglas'e čia buvau. Reikėjo šitų jau dalykų, nes, žinot, jie išsimėto ir išsimėtė jau gumelės, tai ir šitų labai reikėjo. Čia nusipirkau arbatą, žeminis štrūdelis. Ir čia advento kalendoriaus arbata tokia. Tai dar čia į kelionę, nes rytoj laukia labai ilgas kelias, 3 valandos iki Kylio. Būtų trumpiau, būtų tik 2, bet kadangi kamščiai, tai čia aš energetinių nelabai mėgstu. Pirkau vieną energetinį iš bėdos, kad būtų labai daug vairuoti teks dabar kelioniai. Tai pasėmiau, man šitas toks skanus yra, eina savo. Tada čia namam, čia jau kalėdinis toks, su kalėdiniu sausainiu užtepėlis. Tada čia yra punšas nealkoholinis, tada čia yra moliūgų piurė, gal sunaudosiu kažkam, sausas šampūnas. Ir čia pasėmiau, man šitie labai patinka, jeigu jaučiu, kad auga kažkas jau odoj kemšasi. Retai man būna, bet man labai patinka šitie patches, bet jų nebuvo pirkti gyvai ir ten reikia laukti 3 dienas, kol jie atveš į filialą į Douglas'ą. Tai aš pasėmiau šitą visą travel size dalyką ir įsidėsiu tiesiog. Tingiu net pakuoti, man dar tilps į lagaminą, nes šiaip mano visi drabužiai tai mašinai. Čia tik tais miegojimo drabužiai ir kosmetika, ko man gali prireikti ir makiažas. Tai va, jo, gerai, einu. Aš jau tai pavargau, jau yra 7:30 ir aš dar deduosi daiktus, o rytoj kelionė. Tai va. Atsipalaidavimas ir grožio procedūros prieš kelionę.
Jau man tikrai reikėjo šiek tiek pailsėti. Naudojusi progą per atostogas turėti labai ilgus smailius nagus. Labas iš mano naujo vlogo iš kelionės į Lietuvą. Aš esu Kylyje, Vokietijoje ir plauksiu tuo į Klaipėdą. Užtrunka šitą kelionę 19 valandų kažkur, bet pliusas yra tas, kad galima su automobiliu keliauti. Aš buvau nusipirkus skrydžius į Lietuvą, bet kadangi būsiu labai ilgai, daugiau negu 2 savaitės, ir man tikrai reikės labai dažnai visur važinėti, nes, aišku, vėl kapinių lankymai, visokie reikalai, į Klaipėdą važiuoti, į Vilnių, į Kauną, žodžiu. Aš pasižiūrėjau mašinų nuomos kainas, tai gal, okei, tada aš prarasiu šiek tiek pinigų už lėktuvo bilietus, ten atiduoda tik mokesčius, tai realiai sumokėjau 160 pirmyn atgal, tai atgavau 40, maždaug taip. O šitas malonumas, pati mašina, jos pervežimas kainuoja 70 eurų. Čia yra iš tikrųjų pigu, bet reikia pirkti kažkokią vietą. Galima sėdimą vietą salėje su žmonėm, ten, man atrodo, 40 eurų. Nu, žodžiu, ta kelionė gali būti ir pigesnė šiek tiek. O aš, aišku, kadangi aš jau plaukus šituo reisu labai daug kartų ir žinau, kaip čia viskas vyksta, aš esu ekspertė šitos linijos, galit klausti manęs. Aš pasiėmiau pačią brangiausią kajutę šitam laive, tai Commodore Deluxe, ir šita kelionė man kainavo pirmyn atgal kartu sudėjus 700 eurų. Tai va, čia yra Commodore Deluxe kajutė. Žinokit, čia ne dėl to, kad man čia labai fancy kažko reikėtų. Dėl to, kad šituo reisu keliauja labai daug tolimųjų reisų vairuotojų. Ir tas šiek tiek yra stereotipas, ne visi, bet yra tas stereotipas, kad, nu, aš susidūrusi esu. Tai kad jie šiek tiek užbaliavoja, nes nereikia vairuoti. Ir čia sienos yra tikrai labai plonos. Ir aš esu turėjus tokių kelionių, kur aš negalėjau nei blostą sudėti, nes už sienos baliavoju. Ja, Valera, davai dar! Ne. Už šitą aš moku 700 eurų, kad šito nebūtų. Tai dažniausiai arba kaimynų nebūna, arba jie būna tikrai biški ramesni, nes, sakau, tokią kainą mokėti už šitą kambarį. Tai pradedam turą. Čia pernai, kas žiūrėt mano vlogus, tai yra panašus video, ten rodžiau, ką pasėmiau kelionę. Tai dabar šį kartą nesutašo mūsų lagaminų, nes nusipirkau pagaliau gerą lagaminą. Tai va, nu bet vis tiek 2 tašes turiu. Čia tokią va naują turiu. Parodysiu vėliau, kada nufilmavau savo pirkinius, kurių niekaip neįdedu. Nu, žodžiu, neištraukiu. Tokią va kailinę dar turiu. Viskas krenta, piniginės krenta. Ok, Indre, ok. Gerai, tai va, čia yra mūsų keltas. Šitas yra naujas, Aura Seaways. Aš esu ekspertė, aš sakiau jums. Jeigu norit šitą naujo kelto, reikia žiūrėti, kad būtų Aura. Nes yra Victoria yra senas. Šitas yra labai fainas, kvepiantis, švarus. Čia yra viskas labai gerai, viskas labai švaru. Mano plaukai dabar yra užtonuoti labai stipriai, nes kai atsiplaudinės, man reikia, kad per Halloweeną būtų jie labai gero tono. Tai va, čia yra, kaip priklauso brangiausiam viešbučio kambariu šito plaukiojančio viešbučio, turi būti ir sofkė, ir foteliai. Tos tokios paprastos kajutės, kur pigesnės, tai aš esu buvus, sakau, visos įmanomos variantos, tik nesu ėmus niekada to sėdimos vietos salėje, nes jau ten man biški yra žiauru. Nu, vyram gal ir ne, jie ten pasikloja dekiuką kokį, bet aš tai tikrai ne. Esu buvus daugybę kartų tuose 4-vietėse arba 2-vietėse kajutėse be lango. Čia, kai reikėdavo taupyti pinigus, tai esu net, kadangi užvėlavau pirkti bilietus, nes vasarą šitas reisas labai išbukintas būna, nes vokiečiai važiuoja su savo bonmobiliais. Tai yra tekę būtinai, man reikėjo važiuoti į Lietuvą, ar aš mašiną parduoti turėjau, ar kažkas buvo, kad aš pavėlavau nusipirkti bilietus ir teko man miegoti su 3 kitom moterim vienam kambarį. Ir ten buvo lovos tokios ant... Ir aš kažkaip vėlai gan atėjau, aš bandžiau užtemti laiką, kad nereiktų su jom būti tam vienam kambarį. Aš nemėgstu su svetimai žmonėm, ten jokių besidalinamų kambarių. Tai buvo mano lova, arba likusi man lova viršų ir reikėjo man per svetimą žmogaus lovą taip su koja lipti į viršų. Experience turėjau, nes per vėlai bilietus nusipirkau ir nebegalėjau užsirinkti, nu, kajutės tik savo. Tai va, o čia yra dvigulio lova, čia yra spinta. Pernai dar buvo gėrimų. Tai nežinau, čia tipo... čia galima šitos gėrimus imti, jo, čia nėra kainų. Čia pasivaišinkit gėrimis. Gerai, tai šitie gėrimai, beje, du šitų, aš nelabai geriu alkoholio, bet aš visada pasiemu, kas nemokama yra. Nu, ką galima imti, nes yra nemokamų dalykų, kurių negalima imti, pavyzdžiui, halatai. Tai va, bet gėrimus aš pasiemu,
O, neša biški česnakais. Nu jau čia kažkas iš Lietuvos užsivežė. Šitos aš alaus negeriu, tai mamai parvežu, o šitą dar turiu dabar mašinai, nes vežuosi visą alkoholį, kurį namie turėjau, beveik visą į Lietuvą, nes baliavosim daug. Nu, okei. Šitie gerimukai keliaus su manim. Čia yra spinta ir turiu 2 langus. Tai va, šiaip faina kajutė su langu, kai ypač ilga kelionė, tai matosi. Bandau dabar, va čia Kylio uostas, nelabai fokusuoja. Neatsimenu, ar čia šoninis, gal šoninis buvo langas, atsimenu, pernai labai man patiko šito kelionė su keltu, čia ta DFDS, tai čia yra Danų kompanija, kur yra jau labai seniai egzistuoja, tai va, ir jo, dabar aš biškai čia išsikrausiu ir tada esu užsisakius vakarienę, vakarienę tam užsakomųjų patiekalų restorane, yra bufetas ir užsakomieji patiekalai. Užsisakiau, nes biškai pigiau gaunasi ir praeitais metais tai ėmiau 3 dalių vakarienę su tuo, kur prieš pagrindinį patiekalą, neatsimenu žodžiu. Valgomas tada pagrindinis ir desertas ir aš žiauriai privalgiau nuo to pirmojo patiekalo ir paskui nebesuvalgiau pagrindinę, tai šį kartą pasiėmiau tik 2. Yra duty free shopas, yra, čia dabar reklamą darau, bet šiaip man patinka keliauti keltu, man tikrai labai patinka. Aš vasarą žiūrėjau, bet man dar vasarą, kai nedirbau 700 €, nes aš tikrai nenoriu tos paprastos kaitėse būti tik dėl to, kad dėl tų priežasčių, kurias paaiškinau. Tai, žodžiu, man buvo 700 € biškai too much, kaip už pačią kelionę, neskaitant dar visų, aš sakiau dabar Airbnb pagrindė, nu jo, tik Airbnb, nes kad būtų suskalbenkę, bet dabar jau ir taip, kadangi užsibukinau kelionę iš naujo, tai dabar nebesvarbu, nu, bet nieko. Ką norėjau aš pasakyti? Nežinau. Ai, va, dėl ko aš vasarą, kai sakiaus kelionę, neužsisakiau šito, tai man buvo biškai per brangu, bet dabar jau nebėra taip per brangu, tai žodžiu, tiek to. Šiaip tai visada, jeigu ilgesniam laikui, tai norisi su mašina varyti, nes tiesiog mašinos nuoma, pažiūrėjau Lietuvoje, jeigu normaliai, jeigu automatinė pavarų dėžė, kaip man reikia ten jau parai nuo 150, tai kadangi būsiu virš 2 savaičių, gerai, ne kiekvieną dieną gal man jos reikėtų, bet vis tiek, ta prasme, man jau greitai kitų 700, o dar visokie boltai, visokie dalykai, o dar tamsu šalta, ruduo, nesinori man ten kažkur stovėti. Tai ir dar svarbiausias faktas. Čia yra mano vienai nakčiai daiktai. Gerai, čia yra makiažas, priemonės, visko, ko ir šiaip reikės visą kelionę. Bet mano drabužiai, tai čia tik tais rytojui. Tai kaip man 2 savaičių drabužius susidėti vieną šitą lagaminą, aš nežinau, kaip man reikėtų keliauti kažkur į Tailandą. Nu gerai, gal ten mažai tų drabužių reikia. Nes man tai dabar aišku, kai yra šalti orai, o dar Helovynas, vakarėliai, nusimato labai daug dalykų, tai neįsivaizduoju, kaip man reikėtų susitalpinti. Tai va, labai džiaugiuosi savo nagais, negaliu atsidžiaugti. Tai dėja teks šitą grožį nusimti lapkričio 11, kai grįšiu. Tai va, tai aš su treningiukais veliūriniais, šiaip tai čia standartas, galima vaikščioti su tapkėm ir kojinėm. Aš turiu kėdus pasiėmus, aš biškai labiau dar, taip labiau fancy esu. Tai užsidedam kėdesus ir einam apsižiūrėti laivo. Galėčiau ir taip iš tikrųjų vakarieniai. Bet ne. Labas vakaras, gerbiami svečiai. Maloniai kviečiame jūs vakarieniauti. Linkime gero apetito. Ist für Sie zum Abendessen geöffnet. Guten Appetit. Nu va, kažkokia geltona čia šviesa. Persėmiau. Lassen Sie während der Fahrt Ihr Gepäck und andere persönliche Gegenstände nicht unbeaufsichtigt. Während der Meldeten ohne Begleitung der Crew zu dem Fahrzeugdeck zu gehen. Reise nicht unbeaufsichtigt zu lassen. In case of poor visibility, follow the lighting system on the floor level. Please watch an informational video on TV about security on board. Thank you for your attention. Thank you for choosing DFDS Seaways. Dovresti se lo devi fare, farà bene.
Neatsilaikiau, nusipirkau va opimą. Žiauris skaniai kvepia smilkalais, iškart pasiėmiau. O čia gavau nuo savo manikuristės dovanų. Čia yra nagų aliejus. Kaip gerai, man kaip tik į kelionę reikia, aš namuose turiu, bet neėmiau kelionę, tai nerealiai. Guten Morgen, sehr geehrte Gäste. Das Frühstück ist für Sie bereit. Guten Appetit. Šiandien užsidėsiu šitą kaukę, nes gan sausas oras šiandien kondiškės. Tai šitą gavau iš Oda Glow, kai man atsiuntė priemonės, tai labai bus įdomu išbandyti. Labą dieną iš kelto. Šiandien yra 23 spalio. Aš, kaip matom, pasidažiau plaukai, šūkavaus, bet gulėjau biškį. Einu vėl prigulti, nebėra ką veikti. Tai va, mano tonavimas šiek tiek atsiplovė. Šiandieną ploviau pirmą kartą plaukus po kirpyklos. Tai dabar labai, manau, tinka man prie akių. Čia beje kontaktiniai lęšiai šiek tiek paryškinantys spalvą. Tai va, pasidažiau, nebuvo ką veikti. Nėra ką veikti. Nu, turiu serialų prisirašusi Netflixą, knygą mašinoje, aišku. Mašina užrakinta, ten dabar negalima eiti. Tai va, toks vaizdas, bet aš tinku prie jūrinio fono su savo spalvų gamą. Tai va, jo, labai gerai miegojau. Iš tikrųjų, šiaip man sunku kelti miegoti, nes aš nemėgstu, kai juda, aš negaliu nei mašinui, nei autobuse, nes man iškart prižadina judesys, nes atrodo, kad kažkas tave purto. Ir kelte ne tiek bangavimas, kurio dabar šį kartą iš vis nėra, bet tas toks įpurtimas, atrodo, kad kažkas lovą judina, tai aš išgeriau raminamųjų, migdomųjų ir labai gerai mane nukilino ir labai gerai išmiegojau. Tai va, buvau pusryčių, pas mane pusryčiai čia įskaičiuoti, kai šitą kajutę perki. Ir ja, papusryčiavau, tada jau į dušą, plautis plaukų ir dažytis. Ir dabar gal vėl man pamiegot, nežinau. Tikriausiai dar biškį pamiegos. Išvaro iš kelto, kai lieka valanda iki atplaukimo, nes jiem reikia sutvarkyti kamarius, dėl to, kad tas keltas iš karto patį vakarą atgal plaukia į Vokietiją. Tai va, oi, kažkaip dabar turbūt pietų miego metas, jau pradedu žovauti. Tai va, jo, šiandieną koks planas, atvarom į Klaipėdą 6:30 vakare. Atplaukimas, bet nežinau, kada iš kelto išvažiuosiu ir aš važiuosiu į Vilnių. Buvo, kadangi kai buvau skrydžius, užsisakius, suplanavus Vilniui būti, nes į Vilnių būčiau atskridus ir aš nemėgstu vakarais dar važiuoti kažkur. Tai dabar važiuosiu vakare štai iki Vilniaus iš Klaipėdos 3 valandas, ar kiek ten 3-4 valandas ten gaunas. Tai va, nu bent tiek, kad vakare nebus gal tų kamščių ir šiaip po Vokietijos autostradų Lietuva tai yra man kaip akvariumas, kaip ten tuščia. Tai va, jo, tai dar šiandieną kelionytė į Vilnių laukia. Nu gerai, pravairuosiu, pravažiuosiu. Vakar labai greit nulėkiau, kadangi biškis nagai užsivėlino, nes ten vėlavo, parašė, kad biški vėliau ateit. Ir mes, aišku, darėm visą šitus visus dalykus. Tai gavos, kad mano rezervas šiek tiek susivalgė ir aš jau gal, kad tik spėčiau, nes keltas, kad ir tik 9, bet čekinas baigėsi 19:30, 2 valandos prieš išplaukimą. Ir jeigu buvo labai didelį kamštį, aš būčiau turbūt nespėjus keltą, bet nebuvo kamščių, pasisekė ir atvažiavau valandą dar iki čekino pabaigos, bet labai greit ten susivarėm. Matyt, kad šiaip mažai žmonių šį kartą. Nu, ne sezonas, aišku, bet pernai, kai labiau link Vėlinių variau, tai daug buvo, bet gal ant Vėlinių kiti važiuoja. Nu ir pagrindė čia tie tolimieji reisai. Tai va. Oi, viskas prigulam biškį. Labai faina, man šitas apšvietimas patinka. Nu va, guliu ir buvau pasimti sneksų, nes biškį jau taip noris kažko skanaus. O, išgeriau tą mineralinį vandenį be gazo, o gazuotą aš nemėgstu. Tai neturiu daugiau ko gerti. Nu, galiu gerti, jeigu jau ten badas visiškas troškulys, bet nemėgstu gazuoto vandens, tai pasiėmiau šitą peach. Ir nenorėjau kažkokių labai didelių pakų saldumynų, nes ten tokie labai dideli.
duty free saldumynai, bet pasimaštų. Tai va, gal dar pamiegosiu biškai. Mano gimtoji Klaipėda, Klaipėdos krantai. Nu labas, čia mano butas. Nenoriu su batais, dar lagaminą neatsinešiau. Tai parodysiu viską, aprodysiu. Tai va, šiandienai ir rytoj. Pis, 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 pis. Pis, pis, pis. Nu ką, jau atsitempiau lagaminą ir parodysiu butą. Tai čia Airbnb butas 2 naktim. Tai čia yra vonia, paprastas tulikas, dušo kabina, čia va taip biškai gražių. Aš tokį patį turiu. Geras, aš tą patį turiu namuose. Tai va, kriauklė, čia aš, gyvatukas, čia va prie durų. Toks paprastas daugiabutis senovinis, čia mano lagaminas pastriukė. Spintų yra, tada virtuvė yra kambarį. Tai, nu, man tos virtuvės nelabai reikės. Tik vandens užsikaisti. Yra ir mikrobangė. Čia va, valgomasis. Čia visokie dalykai, tai turbūt Wi-Fi'aus kodas yra. Čia aš. Ir čia va, svetainė, o čia mėgamasis. Bet man tai pilnai užteks čia vien dienom. Aš rytoj pasidarysiu tokį biškį Vilniaus turą. Pirmas aukštas prasidariau biškį jau langą. Ir jo, toks va bus mano čia apsilankimas. Kažkaip pasirodė iš šono, kad čia duris. Ne duris, čia antra, ne duris. Senamiestis Vilniaus. Labai gražu, ypač čia. Labas rytas, kaip čia dabar? Va, geriau matysiuosi taip. Aš miegojau gan prastai, nes pirmą naktį kelionėse, tai aš labai prabudinėjau ir man sunku užmigti. Tai prasivarčiau visą naktį, tai dabar labai nusivėlinau, nu jau yra 1:30, o aš einu pusryčiauti. Kavą jau užgeriau, bet dar dažiausi, dar čia valiau kriauklę, šepetėlius makiažo plovau, visokie tokie dalykai. Tai dabar, kadangi esu centre, tai eisiu tiesiog peškom, kur akis ves ir reikia man pirmiausia pusryčių. Kakkuja tuolla sisällä, eikö ole? Nu va, 4:30 yra, aš grįžau biškį, palsėjau, gal 10 minučių ir einu toliau. Dabar einu į Užupį. Apvaikščiau visą senamiestį, Gedimino prospektą, buvau iki Bernardinų sodo, tada galvoju, grįšiu namo biškį palsinsiu kojas, nes pavalgiau, dar norėjau į tuliką, rankas nusiplaut, nu, galvoju, ar eiti į kavinę, ar eiti namo. Tai parvažiavau su Boltu ir dabar galvoju, eisiu gal peškom iki Užupio, man čia 20 minučių. Tai aš esu iš tų keliautojų, kur ten 20 km per dieną nueina, tipo, per atostogas pailsi. Nu, bet aš negaliu nieko praleisti. Tai ką, keliaujam toliau. Šalta šiaip labai, vėjuota, nu, bet va, žieminiai rūbai viską. Tai einam.
į Užupį. Visgi kažkom nusprendžiau taip, nesikviečiau Bolto. Su mašina esu, bet ten pasiparkavau kieme ir nenoriu prarasti vietos, tai dėl to kažkom nusižušė, vis tiek centras. Tai dar biškį pabūsiu Užupyje. Labai man čia patinka. Nu, grįžau namo. Šiandien 10 km, ne, 9,9 pažiūrėjau, ką tik per apsą. Tai buvau beveik visur, kiek pajėgiau nueiti. Tai viskas. Diena baigta, rytoj čekautas čia šitam bute ir rytoj varom į Klaipėdą. Pasimsiu savo draugę Miglę ir varysim į koncą Klaipėdai, mūsų pažįstami gros ir būsim ten iki porytojaus, tai vienai dienai. Tai labai, labai noriu prisiminti senus laikus, mano visa praeitis Klaipėdos metalo scenoje, tai labai norėjau šitą padaryti. Tai va, dar labai faina, kad nereikės vienai važiuoti. Tai labai, labai laukiu, tai rytoj ryte atsikelsiu, išsimaudysiu, dažysimės Klaipėdai, nes čekinas 15 val. Bet va, galėsiu išsimiegoti dabar, nes laukia 3 naktis vakarai su koncais. Tai Klaipėda, paskui Kaunas ir vėl Kaunas. Tai vakarėlių prasideda maratonas. Dar galiu duoti update'ą viso makiažo, kurį dabar naudoju. Tai tik lūpas pasidažiau po valgymo, bet šiaip labai džiaugiuosi čia Full Face Charlotte Tilbury, tik antakių priemonės ne, čia tos, kur aš mėgstu, ir blakstienos ne. Daugiau visa kita yra Charlotte. Ir galiu pasakyti, kaip po 9-10 valandų makiažo, vaikštant visur, vėjyje ir valgant ir viską, tai sakyčiau labai, labai gerai laikosi. Tikrai kokybė jaučiasi, dabar jau nebesinorės grįžti prie nieko kito. Labai džiaugiuosi. Labas vakaras iš namų, iš montavimo Indrė atsisveikina šitam vlogė, nes dėsiu kitas dienas atskirai ir ačiū, kad žiūrėjot, laukit kitų, turėčiau įkelti neužilgo. Negaliu daug prižadėti, bet prenumeruokit, žiūrėkit, tikrinkit ir tada sekančios kelionės dalis bus atskiruose vloguose. Iki.